Sveiki, Rolandas iš Pajūrio. Parodysiu jau beveik baigtą remontą. Tai va, durų dar kol kas nėra. Duris pirkti yra gana brangu, todėl restauruosiu vienas, o kitas į palėpę tiesiog reiks padaryti iš naujo. Padaryti kaip? OSB plokštė iš abiejų pusių, per vidurį eina tas, kur geltonas polistirolas toks kietas, jisai varžą didelę turi. Va, polistirolas į vidurį, OSB-nes iš šonų, aišku, staktą. Staktą irgi teks pasidaryti, nes pušinę žiūrėjau staktą ir tai man netinka pagal matmenis. Siauresnį negu reikia, kainuoja 44 kažkur ten eurus. Tai va, todėl ją reikės pasidaryti. Mačiau lentas, matė tikriausiai 18 mm ir ten plotis kokį nori pušinę. Tai va, pjauni tokią ir iš jos eina padaryti staktą. Kai padarysiu, galėsiu parodyti. Taigi, va, toks menas, šitokia polistirolinė juostelė parsiduoda ir Bykuvoj. Šilutėj Bykuvoj yra, bet ne tokių. Po to yra statyk pats irgi juostelių, bet visgi reikia pripažinti, didesnis pasirinkimas yra senukose Lietorinai ir Depė. Klaipėdos Depė tikrai radom pasirinkimą didelį. Žinoma, pirmą apžiūri savo, kaip sakant, verslininkus parėmė, o po to jau, jeigu kas, va, eina, važiuoji kažkur kitur. Čia irgi kampoks polistirolinis. Aišku, reikia labai daug laiko užima pėdskeliai, nu, ne tai, kad ne tiek laiko, kiek kantrybės. Nes reikia 2 sykius dažyti, o 3 sykis dažomas jau uždėjus, užakrilinus, jeigu yra skilikių, trūkumukų, yra tvarkoma. Tai va, čia 3 dalis. Mano, kaip sakant, remontų, va, parodysiu, va. Paviršius toks rauplėtą tokį dariau, šiek tiek rauplėtą. Nesmarkiai. Ir va, tokį menas. Va, padarai bangą. Tai yra, pirmą padariau lubas, karką, visą rėmą, OSB ant viršaus. Tada darai bangą. Aišku, dariau viską iš OSB. Kadangi pirmas dalykas daug patvariau, antras dalykas varžtai susibelė kur, trečias dalykas sutvirtinimas eina. Ir tu tokį dalyką, tokį remontą gali daryti belė kur. Namas nesvarbu, medinis, mūrinis ar dar koks nors. Praktiškai tokį dalyką padarius, tu turi tvirtumą. Ir šiltumą, ir patikimumą. Tai va, tokios naujienos. Iki. Rašykit, prenumeruokit.